Sveiki. Iš tikrųjų vasara tai yra tas laikas man, kuomet galiu kiek įmanoma daugiau išnaudoti galimybių būti gamtoje. Būti gamtoje, būti aplinkoje, kuri yra be galo man artima, tai yra gamtinė aplinka. Ir labai stengiuosi visada prisirinkti kiek įmanoma daugiau vaistažolių. Dabar kokias vaistažolės aš mėgstu rinkti ir ką man jos suteikia. Iš tiesų, rinkdama bet kokią žolelę, aš visada su jie pabendrauju. Ta žolelė man papasakoja apie tą savo augimvietės būvį, apie tai, nuo ko ji yra, kam ji yra skirta. Ir kiekvienas susitikimas su vaistažole atneša begalinį džiaugsmą ir naują visatinį būties supratimą. Tai šiandien aš pasirinkau nuostabių vaistažolių jonažolių. Jeigu kažkas dar nežinote, kaip atrodo jonažolės, tai iš tiesų jas labai paprasta yra pažinti, nes jonažolė žydi geltonai žiedeliais ir jinai turi tokį pavadinimą, lotynišką Hypericum perforatum, kažkaip panašiai, štai taip vadinasi. Ir jeigu mes paimtume jonažolės lapelį ir pasižiūrėtume prieš saulę, būtent per tą jonažolės lapelį, tai visas lapelis būtų subadytas mažytėm skylutėmis, perforuotas. Ir dėl to ir tas lotyniškas pavadinimas toks yra. Tai jonažolė, jinai yra toji žolė, toji vaistažolė, kuri globoja žmogų ir saugo nuo 99 ligų. Ir man ji patinka tuo, kad aš ją galiu gerti nuo rudens iki ankstyvo pavasario. Tai yra, kai dar nėra tiek daug saulės, jinai man tarsi suteikia tą saulės pojūtį, veikia labai pakiliai, sukelia tokių teigiamų gerų emocijų. Ir tuo aš ją labai myliu. Tai jonažolės tikrai rekomenduoju pasirinkti. Aš dabar štai esu pievoje ir galvoju, gal aš ją kur nors jums, atrodo ir matau. Tai galiu parodyti, kaip ji atrodo. Jonažolė. Taip, dabar pabandysiu aš ją jums priartinti. Taip, kur čia mūsų ta jonažolė? Štai. Man atrodo, galite pamatyti, kaip atrodo jonažolė. Nemoku kameros atsukti, tai tiesiog rodau, kaip sugebu. Toliau, kita dar labai nuostabi žolelė, kurios irgi yra gausu pievoje, yra štai tokia žolelė. Lipikas. Lipikas, kas tai yra? Tai yra labai irgi nuostabi žolytė, kurią senovėje naudodavo dažyti sūriams, geltonas spalva, gal net ir audiniams, tiksliai negaliu pasakyti. Bet būtent lipikas labai gerai išvalo mūsų limfą. Ypatingai gerai limfos valymui jį gerti, jo žiedeliu, su visa žolyte galima, su visu stiebeliu. Ir mūsų limfa tai yra štai tai, kas cirkuliuoja mūsų organizme. Tai kadangi mano specifika daugiau susijusi su regėjimu, tai iš karto galiu pasakyti, kad mūsų akių sveikata priklauso ne vien nuo stiprios kraujotakos ir švarios, bet ir nuo labai švarios limfos. O limfa reikėtų rūpintis ypatingai, nes limfa neturi jokios limfo širdies, ją varinėja tik tai susitraukinėdami raumenys. Tai limfa valoma yra lipiku. Bent jau tiek atsiminkit ir jau užtektų. Nes aš suprantu, kad daugybės tų pavadinimų yra, jų tikrai visų neįsidėmėsime. Asmeniškai aš pati apie vaistažolės, apie žoleles žinojau jau nuo ankstyvosios vaikystės, kuomet išeidavau į pievas ir jas tyrinėdavau, rinkdavau ir mane tai traukė, matyt, galbūt iš kažkokių praeitų gyvenimų, nežinau, bet žodžiu, su žolelėmis draugystė mano yra labai sena. Dar kai
atlieku irido diagnostikos tyrimus, o kas domisi mano veikla, tai žino, kad aš iš akių rainelės galiu nusakyti žmogaus būseną, sveikatą, tiek psichinę, tiek fizinę. Jeigu kažkam įdomu, galite daugiau pasidomėti mano puslapyje juratesatija.eu. Įvesdami irido diagnostiką, tai irido diagnostikoje visada matosi pagrindiniai ženklai, kuomet sutrikus yra limfos tėkmė arba nešvari limfa. Tai pagėrus štai šitų žolelių žmonėms labai greitai atsistato tos struktūros ir aš iš karto tai matau vėlgi žvelgdama į žmogaus akies rainelę. Tai apie lipiką tiek. Ką dabar dar pamatysiu, šiek tiek irgi galiu šį bei tą papasakoti. Štai, dar viena žolytė. Irgi labai nuostabi žolytė. Labai nuostabi žolytė. Šitą galbūt visi pažįstate. Tai yra kraujažolė. Jinai gali būti balta dažniausiai, bet gamtoje kartais sutinkama ir va štai tokia rožinė. Kodėl jinai rožinė, kiek man teko girdėti ir domėtis, tai jeigu būna rūgštus dirvožėmis, tai jinai gauna rožinę spalvą. Aplamai visos laukinės baltos, šviesios, žydinčios žolės įgauna šiek tiek rausvą atspalvį, jeigu būna rūgšti žemė. Tai kaip indikatorius gali būti. Šitą dar mums botanikos profesorius kažkada pasako. Tai va, tai šita kraujažolė yra nuostabi irgi, man tai yra labai skani be galo, nes ji ir kraują valo, ir visus procesus, kurie susiję su kraujotaka, jeigu padidėjęs tekėjimas, sumažėjęs tekėjimas, žodžiu, jinai reguliuoja. Va štai visą tai, tuo pačiu labai gerai virškinimo sistemai. Gerina virškinimą. Aš labai paprastai ir aiškiai trumpai tik noriu apžvelgti. Tai moterims ypač gerai kraujažolę taip pat vartoti. Tai tokia kaip ir moterų žolelė. Kraujažolė. Dar ką mes turime įdomaus ir gražaus. Gerai, keliaujam toliau. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į vieną nuostabią irgi vaistažolę. Tuoj parodysiu aš ją jums. Va, štai tokia. Naktižydė arba puslytės. Tikrai esate matę va štai tokių puslyčių, ant va štai tokio nedidelio stiebelio. Jos yra labai tinkamos vartoti, jeigu turite šlapimo sistemos sutrikimų. Tiesiog visa, kas susiję su šlapimo sistema. Ar uždegimai, ar nelaikymas, ar užsilaikymas, irgi veikia va štai būtent tą sistemą. Tai irgi irido diagnostiškai aš dažnai šitą žolelę skiriu. Ir rekomenduoju ją vartoti. Taip, toliau keliaujam. Ką pamatysim gražaus mano nuostabioj pievoj. Patinka man po tas pievas vaikščios. Taip, dabar mes čia turim tokią nuostabią samanėlę. Pabandysiu priartinti, kad neskinti. Va štai tokia. Čia yra šilokas. Šilokas. Ką jis daro? Paprastai jo džiovinti nedžiovinam, bent jau aš, bet vasarą, jeigu įsidilginate, jeigu įkanda ten kažkokie vabalai, marmalai, žodžiu, ir labai niežti, sujautrėja oda, tai sultimis pasitepus visą tai labai greitai apmažėja. Tai apie šiloką tiek. Taip, toliau. Toliau mes einame vėl takučiu ir mes randame nuostabių čiobrelių. Štai tokių. Žinot, pažįsta čiobrelį. Ai, kvepia be galo. Tai yra čiobrelis. Nu, kas jau čiobrelio nepažįsta? Čiobrelis yra labai tinkama kvėpavimo takuams valyti, prie visokių, vat, žiūrėkit, kokia didelė pieva. Prie bronchitų, prie visokiausių kvėpavimo takų uždegimų, prie gleivėtumo kvėpavimo takuose yra vartojami čiobrelių arbatos, užpilai. Ir dar čiobrelis labai gerai pavartoti, jeigu jaučiate
aplamai pasilpusį imunitetą, nes jis aktyvina mūsų čiobrelinę liauką. O čiobrelinė liauka yra susijusi su mūsų stiprėjančiu imunitetu. Tai čiobrelio tik per daug negalima, jeigu turite širdelės kažkokių nesklandumų. Tai saikingai, ne per daug. Tai tiek apie čiobrelį. Žiūriu, ką matau toliau. Va štai galit pasidairyti mano vasaros gyvenamoji erdvė, kokia yra nuostabi. Koks nuostabus kalnas, kuriame galime būti tiek, kiek norisi, tiek, kiek mėgstama yra. Ir va štai šitoj pievoje yra daugybė gėrio. Tai kiek dar to gėrio yra vardan grožio, ne vien vardan rinkimo. Tai va, tai čia jau kita kalba. Va štai pavyzdžiui čia kokie nuostabus augaliukai, pasižiūrėkit. Kokios nuostabios gėlelės. Ne? Nežinau, ar matot. Tikrai nuostabios. Aguonos. Ir dabar mes kylam toliau, va štai dar viena visa didelė čiobrelių pieva, gausybė. Dar yra toks augalėlis, apie kurį taip pat norėčiau šiek tiek papasakoti. Tai augalėlis vardu gyslotis. Kas nežinot gysločio? Visi žinot gyslotį. Vaikystėje visi dėdavomės gysločio lapelius, jeigu susižeisdavome ar kraujas pradėdavo bėgti iš kokio nubrozdinimo. Ne? Tai gyslotis, jisai mums gelbėja irgi ne vien tik tai įbrėžimams esant, bet ir labai gelbėja, jeigu mes norime išsivalyti kraujagyslės. Ne veltui pavadinimas gyslotis, gyslos, ar ne? Tai irgi geriama yra arbata gysločio lapų ir virškinimo traktas tvarko ir dar labai gerai prie kvėpavimo takų, prie bronchų valymosi irgi gyslotis. O čia noriu šiek tiek parodyti jums savo nuostabų kampelį. Nuostabų kampelį liepą ir klevą. Yra čia toks labai įdomus klevas mano, pamėgtas. Va, štai, jis turi tokį labai savotišką kamieną. Ir tasai kamienas, o jeigu pasižiūrėti iš arčiau, jis tarsi prašosi, kad jį va štai taip ateitum ir prisiglaustum. Nuostabus jausmas. O toks klevo kamienas, didelis klevas. Mylima mano vieta, čia ir vasarą, ir rudenį, ir žiemą. Šitas kalnelis yra galimai kažkada buvęs piliakalnis, nes iš tiesų tai yra mūsų sodybos teritorijoje, mūsų sodybos kieme, galima taip įvardinti. Ir yra pasakojimų jau senesnių žmonių, vyresnių žmonių šito kaimo, kad šitoje vietoje kasinėjant kasdavo kažkada kadaise žvyrą ir rasdavo žmonių kaulų, rasdavo kažkokių senovinių daiktų. Tai vyresni žmonės, jau senoliai pasakoja, jog čia buvę Napoleono karių kapai. Tai dabar, aišku, mes čia nieko nekasinėjam, bet iš tiesų jo energetika va štai šitos vietos, jinai yra tokia labai įdomi. Ir aš čia esu linkusi dažnai ypač rudeniop uždegti žvakelę ir leisti va štai toms sieloms pabūti truputėlį dėmesio erdvėje. Va, tai va štai tokia mūsų nuostabi klevo oazė. O čia yra priešais iš karto yra liepa, mano mylima liepa. Į šitą liepą labai mėgsta karstytis į viršų lipti mano dukra. Ten aukštai užlipa, žodžiu, liepa čia jos mylimas yra atrakcionų parkas. Va, tai liepa jinai priešais va štai šitą klevą.
Ir viskas ant šito nuostabaus kalnelio. Tai va, parodžiau aš jums savo mylimas vietas. Taip ir gyvenam gamtoje, su gamta, prie gamtos, gamtiškai. Va. Taip, ką dar parodyti gražaus ir įdomaus? Nežinau netgi. Galiu parodyti šiek tiek, kokie stipriai žydintys yra moliūgai. Moliūgai, nežinau, kas čia bus. Ar čia bus moliūgai, ar čia bus cukinijos, bet žodžiu, žydė, auga, neprižiūrimi. Laisvė jiems ir kažką rudenį rasiu. Kažką rasiu tikrai. Garantuotai. Tai va. Dabar mes nusileidome nuo štai to kalnelio, apie kurį aš čia ką tik pasakojau. Va, rūgštynės auga, irgi galima pasiruošti, pasišaldyti, geriausiai aišku, rūgštynių. Šiaip nesu aš kažkokia labai didelė daržininkė. Aš daržą prižiūriu tol, kol man yra malonu. Ir tiesiog labai elementariai, kad va, turėtume ką užkasti, turėtume kažkiek tai salotų, pomidorų ir per daug tikrai nekreipi dėmesio į tų žolių kažkokį išravėjimą, tokį labai jau nuoseklų. Aš taip atsipalaidavau žiūriu, čia tai atvedžiau jūs pasižiūrėti, koks pas mane šiltnamis. Aišku, tikrieji gamtininkai tai pasakys ir tie šiltnamių augintojai, kad čia miškų miškas, bet iš tikrųjų aš tai esu visai patenkinta savo šituo mišku, nes agurkų yra kiek nori, pomidorai irgi mezga, kažkiek išskabyti, kažkiek palikti. Man patinka, čia būtent tokios veislės, kai nereikia labai aplink tas jų pažastėlės, žodžiu, sekioti ir jas ten skabyti, nes jie tiesiog patys kažkaip ten susitvarko, žodžiu, tokia veislė. Medetkų šiek tiek, kalendros, labai, tarp kitko, geras dalykas yra kalendros. Čia yra blakinės kalendros, jos turi tokį įdomų kvapą ir skonį, tarsi blakę perkastum, kai uogas valgai, va, bet čia yra toks, vėlgi, mėgėjų prieskonis, ar kaip jį vardinti. Tai, kiek vyšnių. Dabar jums berodydama, su jumis bevaikščiodama, pamačiau, kad vyšnės čia dar sirpsta. Va, tai, kažkoks marmalas. Tai tos blakinės kalendros, jos labai gerai valo organizmą, panašiai kaip salierai. Vartoti, pasisėti, tiesiog kaip į salotas dėti. Gerai. O čia yra gražuolė, kurios šienaujant niekada nenušienauja, kiek įmanoma jų daugiau palieka cikorija arba trukažolė. Šiaip vartojama jų šaknų, reiškia medžiaga, šitoms kavoms, arbatoms kažkaip ten. Bet aš tai tikrai šaknelių nerenku, tai yra per daug mano akimis žiūrint darbo, tai aš neprasidedu su šaknelių rinkimais, bet man tiesiog gražu jie, kai žydė, va štai šitie žiedeliai ir aš tuo mėgaujuosi. Taip. Tai va štai tiek. Papasakojau jums apie vaistažoles, apie vasarą ir labai kviečiu atvykti į festivalius, kuriuose šią vasarą aš irgi dalyvausiu. Tai artimiausias festivalis bus Pajautos Fest Trakų rajone. Tai tikrai kviečiu atvykti, nes jame aš pasakosiu tokius įdomius dalykus apie regėjimų hipnoterapiją. Tai reiškia, bus kalbama apie tai, kad mūsų regėjimas iš tiesų
ne vien priklauso nuo fizinių faktorių ir mes matome ne vien fizinėmis akimis. Tai tą festivalį kviečiu tikrai atvykti. Mes atliksime praktiką, hipnoterapinę regėjimo stiprinimo praktiką, kurią jūs galėsite kartoti namuose, išmoksite tam tikrų principų, niuansų. Toks savotiškas įvadas į psichoemocinę regėjimo korekciją, apie kurią aš daug kalbu ir vedu privačias sesijas, kai per emocijų sutvarkymą yra pagerinama ir rega. O tai čia Pajautos fest Liepos viduryje, o nuo rugpjūčio 1 dienos, netgi nuo 30 Liepos iki rugpjūčio 4 dalyvausiu Tantros Prema festivalyje, kur irgi kalbėsiu apie hipnoterapiją, iš principo apie hipnoterapiją, kaip hipnoterapija gali ir veikia mūsų visą būvį, mūsų sveikatą, mūsų emocinę būseną, mūsų fizinę sveikatą. Ir vėlgi bus atliekama hipnoterapijos praktika, kurią aš irgi esu linkusi jums perteikti taip, kad jūs galėtumėte tais principais naudotis namuose ir praktikuoti savarankiškai. Tai mane galėsite sutikti štai šiuose 2 festivaliuose gyvai. Labai laukiu, nes į Prema festivalį būsiu pasiėmusi ir irido diagnostikos savo prietaisą, ir galėsiu atlikti akies rainelės analizę pačiame festivalyje. Tai galėsite ją irgi užsisakyti, gauti ir sužinoti apie savo sveikatą iš akies rainelės. Kągi, tiek šiandien pasikalbėjau. Ne taip dažnai aš išeinu į eterį, tiesiog yra ir be to, ką veikti. Bet jeigu kyla jums kažkokių klausimų, norite manęs paklausti, norite sužinoti, norite tiesiog pabendrauti, tai rašykite man, arba į Messengerį, arba elektroniniu paštu aiškusmatymas@gmail.com, o daugybė informacijos apie tai, ką aš veikiu ir apie ką visa mano buvimas ir visa mano veikla, tai galite sužinoti mano internetinėme puslapyje www.juratesatja.eu. Ate, gražios jums vasaros.